Kai žmogus nors kiek gyvenime užsiimi rašymu, tai nieko nėra baisiau už baltą lapą. Tiesiog, kai sėdi ir žiūri ir turi sugalvoti, ką nors, o baltas lapas beveik priekaištauja tau į akis. Bet įsivaizduokite baltą lapą, kuris kabo muziejuje ir dar ant sienos. Tai stačiai gali išvaryti iš proto. Kaip taip atsitiko, kad baltas paveikslas staiga sukėlė tiek daug diskusijų, pasipiktinimų, o kai kuriems ir susižavėjimo šūksnių? Kaip ir dažnas menininkas, Tomas Friedmanas nebijo provokuoti. Tačiau jį domina itin paprasti objektai, kurie gali pavirsti kuo nors didesniu. Dantų krapštukai, vogti kamuoliai, šiukšlių maišai. Vienas žymiausių jo kūrinių yra tiesiog baltas lapas. Jis vadinasi 1000 valandų stebėjimo ir, pasak Friedmano, yra sukurtas iš žvilgsnio. Taip, jis 5 metus po kelias valandas kasdien žiūrėjo į baltą lapą. Ilgainiui darbas atsidūrė modernaus meno muziejuje Niujorke. Šiandien į jį pasižiūrėti pageidauja 1000 žiūrovų. Friedmanas sako, kad meno kūrinys yra darbas abiem – menininkui ir žiūrovui. Jei žiūrovas nedirba, nieko ir nevyksta. Meno kūrinys tiesiog sau kabo. Friedmanas ne tik praleido 1000 valandų dirbdamas žvilgsniu, to paties jis prašo iš meno žiūrovo – žvelgti į baltą lapą pakankamai ilgai, kad galėtų ką nors pajausti ir suprasti. Kas yra kūrybingumo mokykla šiemet? Tai 12 pamokų, kiekvienoje kurių aš, Kristupas, ir aš, Tomas, jums mokiniai pristatysime įdomiausius atvejus, klausimus, greitus video ir ilgesnius tekstus. Šiemet mes turime dar didesnį konkursą, kurio gausius prizus įsteigė Swedbank, o stipendijas Vilniaus universitetas. Juos laimėti gali mokiniai, atlikdami visus namų darbus, o taip pat ir klasės. Jos gaus vieną kolektyvinę užduotį. Ir net mokytojai, jiems reikia pasinaudoti mūsų medžiagą ir pravesti savojo dalyko kūrybingą pamoką. Klausimus ir patarimus rasite kumokykla.lt, o mes dar esame čia ir čia. Geriausias draugas Swedbank, studijų draugas Vilniaus universitetas, draugai Delfi, ZipFM, Mo muziejus, Vilniaus centrinė biblioteka.